Klaipėdoje grįžtama prie idėjos įrengti pažeminę pėsčiųjų ir dviratininkų perėją po geležinkeliu tarp Pušyno ir Parko gatvių. Šioje vietoje perėja yra ir dabar, tačiau ji kerta net 3 geležinkelio kelius, o juk ją kasdien naudojasi šimtai gyventojų, keliaujančių tarp Vytės kvartalo, poilsio parko ir centrinio stadiono. Tačiau per daugelį metų čia yra įvykę ir skaudžių nelaimių, todėl apie patogesnį ir saugesnį sprendimą kalbama jau ne vieną dešimtmetį. Sprendimas – pažeminis tunelis po geležinkeliu. Šiuo metu visuomeniai pristatyti projektiniai pasiūlymai, o gyventojai kviečiami su jais susipažinti ir teikti pastabas. Pagal pateiktus sprendimus numatytas maždaug 46 metrų ilgio ir 4 metrų pločio tunelis pėstiesiems bei dviratininkams. Abiejose pusėse planuojami laiptai ir liftai, todėl perėja būtų pritaikyta žmonėms su negale, tėvams su vaikų vežimėliais bei dviratininkams. Tikimasi, kad naujoji jungtis ne tik padidins saugumą, bet ir pagerins susisiekimą tarp gyvenamųjų rajonų, sporto ir poilsio erdvių. Juk pažeminės perėjos šioje vietoje klaipėdiečiai laukia jau daug metų. Nors iki statybų dar teks palaukti, projektinių pasiūlymų pristatymas rodo, kad ilgai svarstytas projektas pamažu juda į priekį. O mes būtinai seksime šią puikią iniciatyvą ir parodysime, kas šioje vietoje vyks toliau. Tad likite su Klaipėda TV.